Поджамрик нам сюда. Sveiki, esu Vygintas, Four Dragons Hard Enduro varžybų organizatorius, na ir idėjinis vadas, taip vadinamai. Kas tai yra Four Dragons varžybos? Tai yra Hard Enduro tipo varžybos, kurios šiuo metu vyksta kartu su taip vadinamom Hard Enduro sportiniam stovyklom ir kur būna 2-3 dienos treniruočių, kvalifikaciniai važiavimai ir po to 2 dienos labai tokių, galima sakyti, stiprių varžybų jau. Tas varžybas vykdom Rumunijoje ir, tikriausiai pirma priežastis, pagrindinė priežastis tai, kad dabar Ukrainoje negalim to daryti dėl karo, tačiau yra labai didelis skirtumas taip pat ir tarp pačių kalnų, tarp aplinkos, kuri yra Ukrainoje ir kuri yra Rumunijoje. Ukraina, jinai švelnesnė savo landšaftų, mažiau tokių vietų, kur tikrai labai sunku įveikti ir pradedantiesiem, aišku, ten lengviau važiuoti. Bet jau kai keletą kartų sudalyvauji tokioje išvykoje, stovykloje arba varžybose, tai pradeda dažniausiai stigti sudėtingumo ir todėl atsirado Rumunija. Rumunijoje mes naudojam stovykloje ir Four Dragons bent jau kokie 40-50% maršrutų, kurie naudojami taip pat Red Bull Romaniacs. Visą tai teritoriškai randasi netoli Sibių. Dažniausiai ten beveik kiekvienais metais būna 1 arba 2 etapai Red Bull Romaniacs. Tai praktiškai tie patys maršrutai. Tik tai galbūt kitaip sukonfigūruoti ir lygis tikrai labai aukštas. Naujokam irgi yra kas veikti. Tikrai visiems čia tas yra tinkama. Su sąlyga, kad važinėja Lietuvoje irgi jau galbūt ne vieną sezoną. Ir savo važiavimo techniką, su kažkuo tai jau lavinai arba bent jau sportinėse varžybose bandai dalyvauti. Tai čia yra jau, galima sakyti, tas sekantis lygis. Tai pirmiausia, apie patį maršrutą. Kokie tie buvo pirmoji, antra diena. Reiškia, pirmoji diena buvo maždaug 50 km, plus 30 km maršruto pasunkinto arba palengvinto, kitaip sakant, tai tokios kilpos, kuriom galima buvo važiuoti ir buvo 20 minučių pertrauka, kur galima buvo įsipilti kuro, ir užkasti. Sekanti diena buvo jau kilometrais ilgesnė, apie 60 km ir ten buvo visa galybė kilpų, kurių niekas iš dalyvių negebėjo pilnai įveikti. Ir čia labai išryškėjo skirtumas tarp tų, kurie jau ne pirmą kartą kalnuose, kurie dalyvauja ir Four Dragons ir įvairiuose kituose susijusiuose renginiuose, tai tokių, kurie turi rimtas patirtis. Ir ypač tų, kurie dalyvavo jau Red Bull Romaniacs. Tai kilometrų kaip ir skirtumas nėra labai didelis, bet klausimas yra, kas patampa miške, kaip galima važiuoti, kai prasideda lietus. Čia yra kaip diena ir naktis. Jeigu sausų metu galima važiuoti gan lengvai ir, atrodo kaip ir kartais pasivažinėjimai, norėtųsi gal stipriau, tai kai pradeda lyti, tai tada patys lengviausi takai patampa pragaras mūsų sportininkams. Tai pirmoji diena. Reiškia, kaip viskas dėliojasi. Ten buvo 14 komandų, 30 sportininkų, buvo pro klasėje 8 komandos, 17 sportininkų, hobby 6 komandos, 13 sportininkų.
Turėjom prieš tai dieną vieną, kur buvo kvalifikaciniai važiavimai. Nedideli tokie kvalifikaciniai, tiesiog nusistatyti, kada bus startas. Ir ten irgi mus šiek tiek nuprausė lietus, todėl teko keisti scenarijų kai kuriems ir galų gale daugelis, kurie dalyvavo kvalifikacijoje, startavo ne pagal tai, kiek jie įveikė ir per kiek laiko, bet pagrindė pagal tai, kiek jie sugebėjo įvažiuoti vieną kalną. Žemyn. Baigės laikas jo. Tai kaip įspūdžiai? Gerai, labai ilgas kalnas, iš tikrųjų vidury jau biškį jėgų buvo mažiau. Bet čia viskas gerai. Šiaip iš tikrųjų, jeigu ten nepakyli, tai iš vingio tikrai gali vėl važiuoti. Nebuvo kažko labai. Kas gero, kas blogo. Viskas Tiek blogai, daug viskas reikalų gerai. buvo, kad net sunku nupasakoti. Paskutiniai trasai mes tiek kartų pasiklydom, nes viskas ten per kelis medelius. Prikritę medžių, neaišku kur važiuoti. Tempiam su virvėm į viršų, tokie skardžiai čia paskutiniam. Ir dar ant galo trasa vienoje vietoje ant skardžio piemenim uždaryta. Bandai patraukti, krečia. Kiši po piemenimo atsą įspiri žemyn, kad nuriedėtų. Saugų pasirinkom tokį kelią. Ėmė mėlynas, strategija buvo raudonų neimt kol kas. Tai čia buvo toks paklaustuk, ar paskutinė mėlyna paimta ar ne, bet
Pasirinkom saugesnį irgi variantą. Jo, nes laiko nedaug. Ne, viskas gerai, bet ten tai prisukiota, ten kita hebra irgi vėluos, nes neranda kelią. Bet laiku dar spėjat, viskas gerai. Spėjom? Spėjat. Jo, nuvažius tik. Kodėl tik? 2. Buvo likę 7 minutės. Ai, mums likę buvo dar 7? Jo, Tik 7. Nervuojas. Viskas gerai? Ką gero pasakysi tada? Nieko, reikia techniką važiuoti remontuoti. O tu? Ką gero pasakysi? Pirmą kartą tai man čia kosmosas kažkoks. Pagaliuką atsivežyti. Aš nieko tai Bet ten kiek šakų mėlynam buvo, medžių, Galima visko. su manimi kaip pratraukti pro visą. Labai darbinė trasa, kadangi šlapė tai daug sunkesnė. Nu, o buvo netikėtumų, vienas raudonas trekas pakankamai sunkus, o kitas net netikėjom, kad jį pravažiavom tiesiog. Tai vat, galbūt keli pastebėjimai. Sunkios varžybos, pradžiai strigom raudonose labai ilgai. Tai tampėm, bet čia viskas gerai, po to važiavom mėlynas, tai viskas įveikiam. Viskas super. Išvažiavom, nieko nesulūžom. All good. Na, pirmoji diena savo rezultatais jin kažkuo labai nenustebino, tačiau ten visai neblogai pasirodė netgi ir naujokai. Tai kaip ir galima sakyti, tie tokie pradedantieji važiuotojai. Na, labai didelis siurprizas nebuvo, kad dalyvaujantis iš Lietuvos Transaulita komanda Mindaugas Daugėla ir Tadas Barkus buvo pirmieji. Čia kaip ir nestebuklas ir aš manau, kad visiškai logiška, nes jie jau Romanijakose ir Silver klasę pravažiavę yra. Sekantis bendroji įskaitoj buvo Moto Akademija, Raimondas Machrovas ir Karolis Varnauskas. Tai irgi rimti sportininkai, kur galbūt nebuvo siurprizas. Tačiau trečioji vietoj bendroji įskaitoj buvo bebrų komanda su Giedrium Kurausku ir Paulium Kireiliu. Tai šitas dalykas mus nustebino, nes jie iš tikrųjų buvo hobi klasiai. Pagal savo rezultatus jie surinko gan daug taškų ir nelabai kažką atsiliko nuo antroje vietoje esančių Moto Akademijos sportininkų Raimondo Machrovo ir Karolio Varnausko. Antroji diena, kai visi pamatė, koks oras ir suprato, kas jų laukia, aišku, atitinkamai nusiteikė, bet dar buvo kovingi, nes iš tikrųjų buvo labai nedideli skirtumai tarp kai kurių komandų ir netgi buvo su tokiais pačiais taškų skaičiumi tuo pačiu, tai todėl visi labai stengiasi. Ir čia tada tikriausiai suveikė 3 strategijos. Vieną strategiją pramušim, kita strategija reikėtų čia kažkaip tai atsargiau ir nuosekliai ir galbūt pabaigoje šiek tiek atsukt. Ir trečioji strategija, skaičiuojam taškus, žiūrim, kur mes galim važiuoti ir ką mes galim daryti. Skubam, nes labai jau greit reikia susiruošti, greit būti starto vietą. Antra diena oras nelepina, sąlygos vidutiniškos, gruntas pakankamai šlapias, šaknis, rąstai šlapi, pakankamai slidu. Iš dalyvių reikalauja įgūdžių ir profesionalumo ir yra pakankamai varginanti diena, manau, bus. Dabar stovim prie pakankamai techniško pakilimo, kur reikalingi tiek trialo, tiek motokroso įgūdžiai. Taip kad pažiūrėsim, kaip pro komandom seksis.
Nu, dai, tėti. O, kalbinam pro klasės lyderius. Technik pointe. Šalta. Šalta, blemba žiema atėjo. Tai nevažiuojat? Tai važiuojam, bet viršūnėm ten vien sniegai, tai ten... Tai jūs ne viršūnėm važiuokit, nusileiskit šlaituku ir pakilimą kokį nors. Tai va, dabar įšylam šiek tiek. Ane? Ką čia, po litriukai? Tai ką apie treką galit pakomentuoti? Šlapės, lidu. Ten jau 13 minučių praėjo. Bet čia atitinka jūsų lūkesčius. Būtent tai, ko ir ieškojam. Būtent tai? Nu, Atostogos pagal šyvį. Tadai, ką jūs? nieko. Tiesiog nieko. Matau jau gerai. Tai viso to pasiekmė mes turim tokius rezultatus. Mes turim pro klasę, Transaulitą, Mindaugas ir Tadas, jie buvo pirmieji, Raimondas su Karoliu buvo antrieji. Ir turim tokį vieną tokį siurprizą. Machrovič 1 komanda, tai Danas Kristanavičius ir Ernestas Kalabuckas. Jeigu žiūrint į bendrus rezultatus, jie atvažiavo 3 pagal savo taškus. Tai kaip jau minėjau, čia buvo strategijos klausimas. Jie pasirinko tam tikrą strategiją ir manau dėl to absoliučio įskaito jie buvo 3. Skiriam biškį adrenalino, biškį lietaus ir atvažiavam finišą. Bet tai bebram lietus, kai šlapia, gerai? Gerai, bet reikia medžiai, buvo tik akmenys ir pievos. Finišas, yes. Labai sunkios sąlygos bėga, viskas, visi mėlyni yra raudoni, visi raudoni yra nepravažiuojami. Tikslas buvo tilpti laiko normą į planą. Jėga. Ačiū, kolega. Malonu turėti reikalų. Pavarėm. Šlapia, šalta ir slidu. Nu, kodėl ne iš ten atvažiavot, kur reikia? Todėl, kad sušalom, kaip nežinom. Kaip Žiūrėjau, sekasi? šalta buvo. Tas neužkilom ant to 3000 raudono, o tenais metro atstumu tik matosi, neaišku kur važiuoti, šalta, šlapia. Buvo tikrai sunku. Tikrai, pavargau. Ačiū. Susumavus rezultatus pasimatė, kad hobi klasė pirmauja Bebrai 2, Vaidas Batutis ir Paulius Ramanauskas. Antri buvo Guminiai, Gediminas Šeplaitis ir Artūras Šapalas. Ir dar trečias jų kolega Miroslavas Žemaitis. Ir tretieji tapo Giedrius Kurauskas ir Paulius Kireilis. Čia toks šiek tiek niuansas. Jie antros dienos nepabaigė, bet pagal taškus gavosi taip, kad jie pirmą dieną surinko labai daug taškų ir išlipo į 3. vietą. Tai va. Na ir, kaip jau minėjau, buvo tokių, kurie nepabaigė. Dabar pro klasėje 3 komandos pagal bendrus rezultatus 2 dienų gavosi taip, kad Mindaugas ir Tadas jie buvo pirmieji, Moto akademijos sportininkai Raimondas Machrovas ir Karolis Varnauskas buvo antrieji ir Factory Racing komanda Denas Marcinkevičius, Dominykas Butvilas tapo tretieji. Tai va, na ir čia buvo labai didelė kova iš tikrųjų. Tarp šios klasės sportininkų visi labai stengiasi, tik tai, kaip jau minėjau, pas vienus buvo viena strategija, pas kitus kita ir pas kai kuriuos trečia. Tai va, tai kaip kam sekėsi. Reziumuojant, galiu pasakyti tai, kad norint gerai stabiliai važiuoti, neužtenka vien tik tai sausu oru važiuoti. Ir tai, ką mes turėjom antrą varžybų dieną, tai buvo tai, ką mes turėjom turėti anksčiau jau, tam, kad turėtumėm stabilumą. Ir dalyvaujant hard enduro varžybose aukštesnio lygio, tai tarkim, kad pasaulio čempionato etapuose, tai būtinai reikia būti pasitreniravus būtent šlapiom sąlygom per lietų
ir tada jau galime sakyti, kad aš jau kažką galiu daugiau. Ne vien tik tai sausų oro. Nes labai keičiasi visos šitos sąlygos. Tai aš norėčiau pakviesti tuos, kurie dar nebuvo kalnuose, bet važiuoja hard enduro varžybose Lietuvoje arba Latvijoje. Atvažiuokit tikrai. Jūsų lygis per savaitę laiko išauks labai stipriai. Ta gali patvirtinti bet kuris dalyvavo kalnuose, mano stovyklose organizuojamuose, visi tie, kurie dalyvavo FOD Dragons varžybose arba tiesiog stovyklose. Važiuokit ir treniruokitės, pamatysit, kaip jūs pagerinsit savo rezultatus. O jeigu jau norit važiuoti, dalyvauti tokiose varžybose, kai Red Bull Romaniacs arba Erzberge, tai čia tiesiog būtina, tiesiog must sudalyvauti FOD Dragons. Reikėjo važiuoti. Vygantui tai, nežinau, aš jam viską pasakysiu paskutinę dieną. Viską jam pasakysiu, ką aš apie jį galvoju. Pamatysi, Vygantai.